Naujas epizodas ir šiandien mes keliaujame Kyoto pamatyti beždžionių parką ir bambukų laiptus ir auksinę šventyklą ir dar kažkokią šventyklą ir šiandien nusimato nemažai pasivaikščiojimų. Nes dabar važiuosime 45 minutės iki beždžionių parko ir tada visa kelionė tarp objektų lankytinų, kurių iš viso yra 4, bus pėstute. Rinksime žingsnelius. Labai mums jau nebepatinka čia tie žingsniukai, bet sportas, sako, sveikata. Kaip jūsų kojas, Evelina? Pėdutės truputį verkia nuo puslelių, nes yra pritrinimų, šiokių tokių, nebaisiai, bet yra. Oras pats tas tokioms vaikštynėms lyg ir praneša lietų, bet ir nepraneša. Tai imam vidurkį, kad galis, gal ne. 50-50. Skėčių neėmėm. Neėmėm skėčių, nes juos reikia tampytis, po to labai daug vargo. Kažkaip kažką. Panašu, kad per šitą kelionę mes išbandysime visas transporto priemonės Japonijoje. Ir dabar panašu, kad gausime tramvajų. Čia yra mūsų stotelė, kuri turėtų vežti į beždžionių parką. Dar taip nematėm ant atviro oro. Miestas ramus, žmonių nedaug, viskas taip tvarkinga, visi savais reikalais. Ir šilta, ir šilta. Nėra karšta, nėra šalta. Liuks. Skėčio kol kas nereikia. Dangus, cepelinas. Atvykome su šitu Purple traukinuku. Visai toksai įdomus, senominis, labai čia visi fotkina, matyt relikvija, reliktas. Einam toliau žiūrėti, ką mes čia turim. Stotis tokia keistoka, čia vaterių dangum. Lyg iš bambukų padarytas interjeras visas viršai. Nu ir Evelina išėjo į tualetą, man liepė ledų nupirkti iš matcha arbatos. Laukia Evelinos, kol jis suras galiausiai tualetą, paragausiu matcha ledų. Paprasti ledai su arbata. Ko tikėjausi, tą gavau. Labai neblogai. Nu, einant pakeliui iki tos beždžionių parko, tai jau matau čia zavalas rimtas. Bus daug turizmo šiandien. Nepaisant visko, ledus vertinu labai teigiamai. Labai gaivus. Jau tie pistacijų visi jau buvo atsibodę. O spalva ta pati. Liuks. Nu jo, čia tai žmogeliukų normaliai. Turiu tokį spėjimą, kad kol nueisime su tokia masė žmonių, tai tos beždžionės jau bus seniausiai išsikraustę į kitą miestą. Upė. Ten užtvankėlė tolumoj su laiveliais. Yra visokių pramogų, galima ir paplaukėti. Mes šito kol kas turbūt nesirinksim, nors Evelina to liks sužavėta ir lieps eit plaukti. Bet laiko daug neturim. Nes čia atvykus nėra kitų opcijų, kaip visus kitus objektus aplankyti tik tai pėstute. Nebėra transporto, todėl išauga laikas automatiškai. Ir liksime 20 minučių. Laukiu eilėje, Evelina dar pleistruojasi kojas. Nu, Evelinai su kojom nieko gero. Turi nuospaudą. O čia dar matom 1000 laiptelių viršų. Nu, pirmieji egzemplioriai. Nu ir visas Kyotas. Kaip ant delno. Labai pavargom, sušilom. Oi, čia ir ant stogo dar sėdi. Hebras. Pailsėsim, biškai atsipūsim. Svarbiausia yra išlaukti ir atėjo prie mūsų.
krapštasi. Lipom ir užlipom. Surodo, čia jau Galekas parko. Ten matyti uždaryta. Chebrytė va visur lakstinėje. Na taip, paprastai. O iš čia dar gražiau miestas matas. Gamta, kalnai. Nu va, su Beždžionių parku kaip ir baigta. Dabar jau dvi beždžionėlės iš kameros eina į kitą parką. Eisime dabar į šventyklą. Tiksliau vėl laukia mūsų laiptai, tai bus bambuko laiptai, tikiuosi ne 200 metrų į aukštį. Bus mažiau. Velinai skauda koją, pirštą. Tai esam sulėtinę tempus, nu bet ką darysi? Gerai, nemiršta eina. Nemiršta, sakė. Kai į kamerą, tai nemiršta. Į beždžionėlės pasižiūrėjom, parkas nėra labai didelis, ėjimo daug daugiau negu kad ten ką nuveikti. Bet pamatėm, kaip atrodo Kijotas iš viršaus. Neaukštas miestas, neturi visokių didžiulių dangoraižių. Tai taip paprastai. Šiaip atrodo juokingas aukštis, tik tai 100 metrų, bet eiti yra ką. Plius, kas yra nesmagu, kad šiaip ir apsiniaukė, buvo lietinga, naktį lijo ir drėgna žiauriai. Tai priėjom prie upės, biškį atsikvėpsim ir varysime jau į bambukų laiptus. Ir po to svarbiausias dalykas ir šiandienos tema yra auksinė šventykla. Tik jau iškart perspėju, kad atspindžio nebus, nes nėra saulutės. Gal dar atsiras? Nu, gal dar atsiras. Mes jau žygiuojam, bet Evelina jau gal ar apsvarstytų pakinkytą, ne, žmogų imt. Tokią viltį turėjau nedidelę, kad kai ateisim ir įsuksim į bambukų kelią, o šitą, tai nebus turistų jau. Bus tokia ramiai, pasivaikščiojimas. Panašu, kad ne. Vilna perka kukumberius, pamarinuoti kukumberiai. Sako irgi mast. Nu, čia jau ta japoniška tvarka ir baigėsi. Visi laipo ant kojelių, stumdosi, visi skuba. O kažkas ir neskuba visai. Tas labai maišosi, nes tada reikia atvilktis paskui, nėra kaip aplenkti lipėjai per gatvę. Jo, ragauk. Ir žiūrėkim. Nu, koks agurkas. Ar kitoks nei namie? Marinuotas. Taip marinuotas, kur namuose pasimarinuoji? Jo, paragau. Žmonių belė kiek, tai jau instagraminė fotkė jau nebepaeis. Kapinės, labai tokios tvarkingos. Negalima eiti arčiau, žūrai. Bet panašiai kaip amerikiečiai. Tvarkingai, be jokių tenais kapų skirtinių. Na, keliaujam toliau. Vis labiau ir labiau darosi paprastas miškas. Čia galima pamatyti kapinaitės iš arčiau, kaip atrodo. Koks naudojamas va stilius, kvadratukai tokie. Gėlytėms padėt vietą. Nu, labai tvarkingai, minimalistiškai. Super. Biški čia taip atrodo. Žmonių bele kiek. Ir visi vos velkas. O drėgna. Išėjome iš bambukų kelio, einame link šventyklos. Čia matom lotoso lapus, labai dideli tokie. Tai žygiuosim. Biškį pakoregavom savo planus šiandienos. Vis dėlto pasižiūrėjom, kad mes turim 4 objektus aplankyti, bet tarp jų nėra auksinės šventyklos. Iki jos reikėtų važiuoti dar valandą su metro. Mes jau turime 3. Tai 3 valanda, aplankėme tik 2 iš 4 objektų, tai niekaip nespėsim, tai jeigu dabar plėštumėmės važiuoti iki auksinės šventyklos, tai reiktų atsirasti labai naktį, turbūt jau į pavakarę smarkę ir ten mes jau nieko nebepamatysim.
Tai auksinė šventykla kaip tokią pagrindinį objektą pasilikom kitam kartui. Ir geresniam orui, nes nuo rytdienos praneša su pragiedruliais orą ir netgi saulėtų dienų. Tai gal pavyks Evelinai tada ir pamatyti tą jau atspindį. Labai norėčiau. Atėjome į kažkokią į nesuteptų durų kavinę. Davė šlepetę. Net nespėjau greitai nufilmuoti, tik tai kaip ėjau. Tai jo, davė šlepetės, liepė nusiauti. Aš nežinau, siaučiu pats pasigalėjo, kai liepė man nusiauti. Man negalima nusiauti, man nieks. Man net draugai sako, lik su batais, kai ateini į svečius. Yra toks kilimas. Čia panašu, kad šiaip yra kiniečių virtuvė. Tokia labiau čainizai. O gal japonai? Nesupras. O, daug visas meniu čainizų. Tai užsisakiau aš tokių patiekaliukų sriubikė. Vieną tokį įdomesnį. Norėjau iš anties kraujo sriubos, bet nebuvo. Sakė, sold out. Nu, kai tiek žmonių, tai žinot, čia greitai išsiparduoda viskas. Tai pasiėmiau kitą sriubą. Čia bus matyti ar gera. O geras pasirodo, pavalgėm, pamiršom nufilmuot, ką gavom. Tai viskas prastai buvo. Kažkaip čia susimaišėm. Tai žodžiu, aš gavau koldūnų sriubą. Koldūnų nuoviro sriubo buvo su mėsos kukoliais be koldūnų. Tada gavau 4 hinkalius, neblogai buvo. Evelina gavo žuvyčių 8. Tokios prielaus, kur. Prielaus, paprastas sneksas. Ir dar gavom 6 koldūniukus su aštrią soją. Tai neblogai. Vertinčiau sriubą stipriu trejetu. Stipriu trejetu. O kaip žuvytę vertintumėt? Vaikystę vertinu. Vaikystė, sentimentai. Tai kokie 4-5, ne? 4. Nu tai išvedam vidurkį. Kaviniai, baroj, restoranui kinietis. Skiriame garbingą 3,3 iš 10. Nu, išėjome iš restorano, priėjome prie pirmosios šventyklos. Turime valandą per visą susisukti. Šitą veikia tik tai iki 4:30. Po to bus uždaroma. O čia panašu, kad reiks gal mokėti, ne? Pasirodo, viskas mokama. Siaubas, visur viskas mokama. Labai sugadino nuotaiką dar tą kavinę, kuriai davėm 3,3. Nes kai atnešė sąskaitą, tai paaiškėjo, kad čia 1 euras už tą sneksų šūdiną vakarienę, pietus. Nu ką darysi, čia vėlgi man pačiam pamoka, kad turistekose reikia nevalgyti. Buvom patekę į šventyklą, pasižiūrėjome mikro ekspoziciją. Fotkinį filmuoti neleido, bet galite įsivaizduoti tiesiog senovinių daiktų kalnas ir tiek. Dabar vaikštam pro mini parkelį. Ir bijau, kad čia tuoj pabaiga bus to parkelio viso. Viso šitos šventyklėlės. Bet ta tokia visai graži, tik nesimato nieko. Ai, pasirodo, ne į tą nesąmonę nuėjom. Entrance reikėjo dar palikti. Va. Nu, tai ką tu, kaip čia gerai varom. O dabar tai jau tikrai radom tą šventyklą, kurią reikėjo eiti. Ir jinai dar ir pigesnė, pasirodo, po 300. Tai va, parkelis, samanų, gražu, kvapas kaip miške, Evelina, jeigu viskas būtų gerai, turėtų rasti čia voveruškų. Spėju, nebus. Bet kvapas primena voveruškas Dzūkijos miškuose. Tai va, Dzūkaitė sako, Dzūkaitė žino. Toliau einame gilyn ir prieisime šventyklą. Ir ten bandysim atmušti savo sėkmę, kad mums vėl pradėtų sektis. Priėjome jau pačią šventyklą. Rodo, nebiškai kitokia nei tikėjomės. Šiaudinis stogas. Noro langeliai. Ir galima patekti į kambarį, pasimelsti. Ten mesti, aišku, pinigėlius. Bet tik be batų eiti.
Aš jau čia nenoriu nieko šokiruoti, tai jau batų nenusiausiu. Einame pro tokį jau ramesnį jau rajoniuką, gyvenami namai, minimalizmas, architektūra matosi paprasta, paprasti šlaitiniai stogai, čerpės, daugiašlaičiai ir taip vat viskas taip gražiai išlaikyta, kultūringai, sodai, kiemukai, jaukiai atrodo. Nu ir mes, kaip sakant, be jokių gerų naujienų, žygiuojam atgal į traukinuką, nes ta paskutinė atrakcija, rodo, dirba tik tai iki 4:30, nors rašo gulų, kad iki 5 ir pramisinam. Tai varom į traukinį ir šiandien tiek žinių. Evelina toliau mėto daiktus. Nu, kadangi nelabai galim kažką dar daugiau parodyti, tai pasižiūrėkim, kaip žmonės gyvena. Čia vaikų žaidimo aikštelė ant smėlio, žaidžia futbolą, tinkliniuką, kas šunis vedžioja. Dabar toks kaip ir tinkamas laikas visiems, nes nuo 5 užsidarė viskas, turistai iš gatvių dingo ir galima leisti laiką su šeima, pavyzdžiui, suaugusiai gali pasisupti. Kaip, Evelina, jūs vertinat šiandienos tripą? Neblogai. Pamatėm ir bambukus, ir beždžionėlės, ir viską. Gal visko norėjusi šiek tiek daugiau, nes vertinant Gibraltarą ir čia beždžionėlės, ten aš jas glašiau, lėtinėjau rankytės. Tai man labiau patiko negu čia. Bambukų nebuvau miško mačius, tai fainai, pamačiau.